Na, jeigu žiūrėsime į abiejų komandų išrikiuotas sudėtis šio vakaro rungtynėms, aišku, kažkiek netekčių yra, galbūt jų nėra tiek daug. Galbūt, na, galima paminėti ir varžovų komandos žaidėjus, kurių šiandien neišvysime. Čia galimybė išsiveržti į priekį ir 1-0. Pankai veržėsi ir pirmajame kėlinyje įgyja pranašumą. Plojimais pasitinkamas šis epizodas. Eldmanis nuginkluotas ir Kirilas Strukas. Matomas mūsų ekranuose, jis ten buvo atakos smaigalyje, 1-0. Ir štai taip, dar kartelį stebime šią situaciją. Na, čia buvo gera galimybė, smagu, kad ji buvo išnaudota ir varžovų klaidos suteikia galimybę Kirilui Strukui. Jaunas žaidėjas, viso labo 19 žaidėjams, manau, kad vienas malonumas turėti daug rungtynių ir turėti tas rungtynės namuose, kuomet ir keliauti niekur nereikia, kuomet ir savi žiūrovai gali ateiti, giminaičiai, šeimos nariai palaikyti. O pirmajame kėlinyje prabėgo jau daugiau nei 11 minučių, tai yra daugiau nei pusė kėlinio. Jefimovas. Na, šiaip reikia paminėti, jog Prizma, čia užvelgiant į šio sezono kontekstą, yra viena iš tų komandų, kuri gerai išnaudoja tokias situacijas, kuomet turi galimybę išnaudoti kiekybinį pranašumą. Tas kiekybinį kovozas. Ryganas, tiksliau Ignotas Ragas. Mukovozas. Tęsiasi ataka, Kirilas Strukas, jo metimas. Pankai čia namuose žais su Akureyri Skauta Pelag komanda iš Islandijos. Taip pat spalio 18-ąją bus žaidžiama su Narvos PSK komanda iš Estijos ir ta pati Mogo yra toje grupėje su šia komanda spalio 19-ąją. Kontinentinės lygos rungtynės sužais Okipangs Mototoje. 3 rungtynės visus kviečiu į pramogų areną. Kviečiu įsigyti bilietus, galbūt į pavienės rungtynės, o galbūt turėsite galimybę apsilankyti ir visose 3 Pankų komandos minutę. Šeimininkai atsilaikė, galima pasikeisti. Tiesa, čia dabar praskrėjo tarp kelių varžovų ir turėjo galimybę Matis Birinis. Dabar raminamos top. Vėlgi į vienos grupelės kandidates Okipangs atliepė kita grupelė. Ir labai svarbus tas girdimas palaikymas šeimininkams, kuriems čia reikalinga berods pagalba. Kažkam iš Prizmos žaidėjų reikalinga medicininė pagalba. O žaidimas tęsiasi. Bus galvoti galbūt ir apie persvarą jau po antro kėlinio laiko. Dabar Prizmos ataka. Eglitis ten buvo taip pat šalia. Ir Kirilo Struko galimybė.
Ločmelis. Jekimovas. Vėl Ločmelis. Prizma kontroliuoja ritulį. Organizuoja ataką. Daugiau nei 8 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Ir dar tik pusė četvirtako pašalinimo laiko prabėgo. Tikiu buvo atradęs ir anksčiau, bet galiausiai čia atvyko ir žaidžia Lietuvos ledo ritulio komandoje. Kiek daugiau nei 2 minutės ir kiek mažiau nei 2 minutės, kalbant apie Kutkevičiaus baudos laiką. Daugiau nei 2 minutės iki kėlinio pabaigos. Labai realu, jog po antro kėlinio pirmaujančioje pozicijoje bus šeimininkai, bet vėlgi galima turėti ir +2 prieš trečią, jeigu pavyks apsiginti per likusį laiką. Kimovo perdamas Barenui. Kirilas Trukas ten, čia ir Martynas Miliūnas. Kartu su juo Ignotas Ragas, Kirilas Trukas ir Rokas Bacevičius bei Dino Mukovozas. Labai svarbi ta kėlinio pradžia, pirmaujant, neleisti varžovams pelnyti to ketvirto įvarčio, kuris priartintų varžovus, kuris suteiktų ir daugiau pasitikėjimo. Rygoje su Prizma, aišku, nėra lengva žaisti. Žaidimas tęsiasi toliau. Apsičio perdamas, klysta Prizma. Dabar Ilja Michalevičius taip pat rungtyniauja. Dabar būtent jis su rituliu. Jo viražai. Tomašas Strukovskis. Jo perdamas link Kirilo Struko. Tęsiasi ataka. Dar vienas metimas. Metimų šiandien Pankai atlieka daugiau. 25-19 ta statistika, baudos minutės 10-2, Pankai 10 baudos minučių, Prizma gavo 2 atsarginių žaidėjų suolą. Pankų stovykloje ten nemaža dalis tiesiog stovėdami stebi ir ruošiasi, kuomet reikės žengti ant ledo. Dabar tas momentas buvo, o čia turime visas progas, kurias sukūrė šeimininkai. Kajus Zeinalovas yra 2 minutėms pašalintas už tą pražangą prieš tai. Taigi kėlinys ritasi jau į savo antrą dalį ir dabar vėlgi. Dar 2 minutės, kuomet Prizma turės pranašumą, jeigu aišku nepasižymės anksčiau arba patys nebus nubausti. Jekimovas. Šiandien taip ryškiai apie save ir nepriminė. Taip pirmąjį kėlinį įvartį pelnė, bet sakyčiau Prizma